Mes niekada nesimatėm. Aš nematomas, nuobodus, kasdieniškas, dydžio sulig atomais. Seku tave tik akimis, neišsiduodu, kad nesužinotum, po jo mintis netoros. Netokios drąsios, regis netokios pilnos, kai tu žengi kūšėsi Vilnius. Ir kas žaviausia, tu žinai, tai atmintinai, tai rūpi, bet pakankamai menkai. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu atrodo skambai, aš mano nustebstas. Aš nevykusi melodija, tu brolija, esi savaime paslėptas, tu atrodo skambai, aš mano nustebstas. Ką tu čia? Nu nieko, atėjau. Daiktų pasiunčia mūsų garažas. O, geras. Klausau. Čia vardas. Radau tėvo slėptuvę. Babkai buvo? Vaksit išprotėjai. Smeta. Kaip tik. Surinksiu pinigus, sutvarkysiu dokumentus ir mes išvažiuosime. Tai nenori šnekėt. Apie ką? Aš įtariamas esu kažko, jūs man tada parodykit popierius, viską. Reikia susitvarkyti su Italu. Kaip? Taip pat kaip su Svaru susitvarkiai. Šitą reikia po truputį išstumdyti. Po kiek tu mums duosi, Beri? Kažkaip padarys. Jeigu išlys kur nors bakso ausis čia uosti. Daug žinot, gerai? Aišku, žinau, jo. O jeigu si, blėt, nepatikėjo? Pohu, blėt, patikėjo ar nepatikėjo? Ačiū, Lena, gal gali mus trumpam palikti? Ką man daryti su to bakso bendradariu? Patikrinti reikia, nes tokiais tempais ir mano krovinį dingt pradės. Vienam bus sunku. Izmailo vyrai tau padės. Kitų variantų nėra. Klausyk, pamirštų savo nesąmonę viešbutį. Izmailas tau pretenzijų neturi, aš tikiuosi tu jam irgi. Nu, pizdu. Izmailas tai Izmailas. Tai Stankaus nei kvapo, ne? Kokios tavo versijos, Viktorai? Vėliausias variantas tai pabėgo ir slapstasi. Opa! Ką ten jau tokio radai? Baikauskas organizuoja grandiozinį vakarėlį, reklama per pusę puslapio. Tai ką, nori nueiti pasišokti, išgerti? Aš tai tikrai nueisiu, pasižiūrėsiu, kokia ten publika. O jeigu Varnas ten bus? Oi, labai abejoju. Jiegi dabar su Baksu labai nesutarė. Nebus Varno, tai kažką kitą stebėsiu. Nenori prisijungti? Stovim visą naktį, kirksuot mašinai. Ir šiaip, va čia mane užvertė darbais. Neturėsiu jau čia tikrai jėgų. Gerai, vakarė. Jeigu kas ką skambinsiu. Klausau. Žilvinai, tu visai išpratėjai. Kiek kartų aš tau sakiau, man į darbą neskambinti? Lena, atrodo, kažkas atėjo, būk gerai, atidaryk. O, blėt, sesutė. Tu gal man, blėt, lašalinę galėtum pastatyti? Žiūrėk, kad ko nereikia, nepastatyčiau. Blėt, kukarčiai. Zdarova. Kaip čia taip? Pats? Asmeniškai? Net žikberį neatsiuntė po langą išnipinėt. Oi, blėt, nepradėk tu šitų chuinių. Aš dėl to ir atvariau, aš noriu
Nu, susitaikyt. Nahu, čia mums tas karas reikalinga. Aš su tavim nekariauju, kad čia sugalvoju. Nu, nepistų protų, nu... Įžeidžiau aš tavo draugus, tai tą progą norėčiau ir atsiprašyti. Kas čia? Pakvietimas. Į šventę. Šventė, sakai? Pas mane klube 15 metų gimtadienis. Zaibys bus, atvaryk. Nu, kaip matai, nelabai aš dabar galiu po šventės vaikščioti. Tai tu, blėt, nevaikščiau, kad važiuok. Aš tau galiu mašiną atsiųsti. Ne, nu rimtai, zaibys bus, atvaryk. Gerai, Baksai, aš pagalvosiu. Bet nieko nepažadu. Nu, bet tu žinok, kad bet kokiu atveju aš tavęs lauksiu. Ir šiaip, kviečiu ir Varną, ir Italą visus perduok. Pasidėsim, pakalbėsim. Gerai, būtinai. Nekariauja jis, blėt, gandonas. Nu, mes dar pažiūrėsim, kas ką. Nu, zdarova, Gedai. Nepamiršai, kur didžiausia šventė šiandien vyksta? Nu? Lauksiu, blėt, su dovanom. Tu supranti, apie kokias dovanas kalbu? A. Gerai, davai. Kai būsi Vilniuje, būtinai paskambink. Gedai, jau kalbėjom apie tai 100 kartų. Jo, bet vis tiek. Bijau. Vėlu bijot. Reikia viską atlikti tiksliai, o po to džiaugtis gyvenimu. Bet pas Baksą... Eit, aš nenoriu. Gedai, tu eisi pas Baksą ir viską atliksi taip, kad niekam nekiltų nemenkiausio įtarimo. Jo, lengva tau sakytų, būsi Vilniuje, aš čia vienas liksiu. Gedai, tau pavyks. Aš tikiu tavim. Tikiu tavim. Viskas, man jau reikia eiti. Nelidėk. Jo, man pavyks. Taip, man pavyks. Man pavyks. O jeigu nepavyks. Karočiui, VIP klientai ateina su auksiniais. Šitos be klausimų praleidai. Žurnalistam raudonus padariau. Šitos irgi be klausimų praleidai. Dabar jeigu ateina kažkas tai... Ir kaip su tais gėrimais? Kokiais, blėt, gėrimais? Nu, gėrimais, nu. Nu, taigi, blėt, sakiau, sandėliuką pasižiūrėk. Nėra. Tu kuriam, blėt, žiūrėjai, pirmam ar antram sandėliuką? Bėri, blėt, ko tu vėluoji? Nu, nevėluoju. Nu gerai, kaip su tais gėrimais? Žinai, kur gėrimai svečiam sudėti. Jo. Viskas, veskis, mama, parodyk. Davai, eik, Rūta, eik, parodys tau. Dabar taip, tie, jeigu ateina kažkas be pakvietimų, mane, blėt, pakviesi, viskas, viso. Ištirpęs nahui ledas, pakeisk. Kur tu dabar važiuosi? Susitikimas, bet nežinau, kada grįšiu, tai tu nelauk. Aš girdėjau tavo ir Vilko pokalbį. Ir ką? Tu važiuoji kažkokį žmogų kankinti. Elena, nieko aš nekankinsiu, sakau, verslo susitikimas.
O žmonės gyvi grįžta iš tokių susitikimų verslo? Blet, Elena. Baig fantazuoti. Jo, aš fantazuoju. Oi, kaip fantazuoju apie normalų gyvenimą su taimu, ką tu darai? Va šitas. Давай, имам. Сира, нахуй, блядь! Нахуй, блядь! Охуели, блядь! Zagrać? Prašom, prašom. Atsargiai, vos vyno neapsipyliau. Apsipilk, nuprausiu. Klausyk, o tave Baksas kvietė į savo klubo šventę? Kvietė. Eisi? Vakarė, tu mane provokuoji? Aš Baksą tam pačiam klube. Nu, kodėl tu toks įsitikinęs, kad būtent Baksas tavo brolį nužudė? Nu, gerai, gerai. Bet tu man pažadėk, kad neliesi jo. Nu, kaip man tau pažadėti? Nu, mes jį patys suimsim. Praporas grinai po juo kasa. Tai tegul greičiau jis kasa. Aš tau nieko pažadėti negaliu. O jeigu aš tavęs labai gražiai paprašyčiau? Nu, paprašyk.
Gerai, ko mums reikia? Tu labai gerai žinai, ko mums reikia. Nieko aš nežinau. Aš nieko nežinau. Ai, nežinau, aš nieko. Žinai. Kur mano krovinys? Aš nieko nežinau. Nežinai, nu gerai, davai dar. Aš nieko nežinau. Nieko nežinau. Nežinai. Skambina. Tai vėliau atsiliepsi, palauks. Nepalauks. Klausau. Vakarė, radau varną. Su juo dar 3 kankino kažkokį žmogų. Skubiai reikalingas sulaikymo būrys. Tuoj pranešiu, kur esu. Supratau. Kas čia per skambučiai vakarė, pavydėt pradėsiu. Žinai, mano darbas grafiko neturi. Man tavęs laukt, grįši? Nežinau, gal aš tau paskambinsiu. Vakarė. Sveiki. 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 Jūsų pakvietimas. 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 Taip. Šitas pas mane, praleiskai. Pakvietimas. Darau, ne. Dovanas turi? Tai einam. Pakvietimas. Nekalbėsis. Tai pakasau nahui. Palauktų. Ramiai. Atrodo, svečių turim. Eik, pažiūrėjau. Ką gero, Vilkai? Žinai, aš čia maščiau. Galvoju, reikia aplankyti Bakso šventę. Taip galvoji? Jo, nes atrodys, kad išsiganom dar kažką. Gerai, važiuojam, pasilinksmėsim. Gerai, tai laukiu tavęs. Šitą iš Varno ir Izmailo žinių jokių nėra? Ne, kol kas ne. Nu gerai, toj būsiu pas tave. Sėsk. Skaičiuot nereikia? Tu ką, juokauji, Baksai, viskas tiksliai. Juokauji, blet. Šniuosi? Jo. Blet, pakviečiau ir Vilką, ir Italą, ir Varną, blet. Netvarysčių. Šūdžiai. Geras, ne?
Gedai! Gedai! Viskas gerai? Gerai? Žiūrėk, Gedai spalės vaikyską, žiūrėk, murgdas visą. O, blėt, kokie žmonės! O, aš tavęs taip laukiu. Kaipgi neaplankyti seno draugo. Darova. O Varnas su Izmailu kur ką pasididžiavo? Nežinau, gal reikalų kokių turi. Reikalų atvystė reikalai, ne? Sakyčiau sės, bet tu jau, blėt, sėdi. Va, žiūrėkit, prie šito staliuko teisomės, pažindinamės, opa, švenčiam gyvenimą, opa, raptarapa. Kur jis ten taip ilgai? Nežinau, blėt, nepatinka man šitie bairiai. Artjom! Artjomka! Išjungiau vieną, liko dar 2, tiksliau 3. Tik tą trečiąją patys pasigrobę kankina. Varnas ir tie 2 bus ginkluoti. Stengiamės imti gyvus, bet bus kaip bus. Žiūrėjom. Muzika išjungkit! Muzika išjung, blėt! Nu ką, sveiki visi susirinkę. Švenčia mano klubo gimtadienį. Padaryta zaibys šventė, bet dabar ne apie tai. Aš noriu pasakyti, kad kiekvieno žmogaus gyvenime yra labai svarbių žmonių, jo? Ir yra vienas ypatingas žmogus, kuris man praktiškai, galim sakyti, yra vyresnis brolis. Tai yra Renis. Jis dachuja padėjo man ir ne tik man vienam. Tai pakelkim taures už tai, kad jis kuo greičiau būtų su mumis. Nu ir klaunas, blėt. Jungiam, blėt, muziką! Opa, sukam, balio! Rūta, eik vilką pašokdyn, blėt, eik pašokdyn! Čia za хуйня? Visi gulat ant žemės, bet koks bandymas priešintis, beprasmiškas. Jūs apsupti. Що? Не шов! Varnas pabėgo. Niekur toli nepabėgs, vis tiek įklius. Jo, mane už ką? Mane už ką, aš Kęstutis Virbickas, aš uoste dirbu. Aš nukentėjęs. Šitie mane va, kankino. Bet nelaiku ir nei vietai pasitaikė, Kęstutį. Pirmai išsiaiškinkai, ką reikia. Ką išsiaiškint? Vat ką tu taip toli nuostu veikiai su šitą kompaniją, Askusios.
Aš skųsiuos valdžiai. Jūs neturite teisės. Aš esu nukentėjęs. Gerai. Pažiūrėkite mane, aš esu nukentėjęs. Pasiskūsim. Kartu pasiskūsim. Tada su jais kartu į vieną. Ne, nu, blėt, baikit, aš rimtai jums sakau. Su Renio pasodinimu, svaro dingimu aš iš vis nesusijęs. Mano rankų švarios. O kas mano mašinos stabdžius sugadino, Baksai, ką? Kokius, blėt, stabdžius? Baksai, šiandien apie reikalus nekalbėkime. Tu pakvietei mus linksmintis, mes ir linksminame. Nu, vo. O, imk, laikyk. Atsiprašau. Klausau, Varnai. Ką? Kur tu? Gerai, būk ten. Žilo. Nu, blėt, vyrai, taigi nespėjom nei pašvesti, nei pabūti. Kur čia taip? Gerai, Baksai. Rimtai pakalbėsim kitą kartą. Nu gerai, bet jūs atsiminkit, aš su jumis vis tiek draugiškai noriu, vyrai. Kur tas, blėt, Vipickas dingo? Rūta! Einam pašokti! Gedai! Viskas gerai! Taip, Izmailas Safarovas. 2 kartus teistas už turto prievartavimą, sukčiavimą. Bausmę atliko... Viskas teisingai, viršininkai. Tik jūs man paaiškinkite, už ką aš esu dabar sulaikytas. Gal tau dar ir Izmailą kavos pasiūlyt, ką? Nu, neatsisakyčiau. Mums žinoma, ką jūs planavot su Varnu. Kodėl pagrobėt ir kankinot Kęstutį Virbicką? Kada aš kokį žmogų pagrobiau? Kada aš kokį žmogų kankinau, a? Su kokiu Varnu? Taip, miške buvau. Šašlačioką galvau pasikepsiu. Ir jūs čia. Su šitu beprasmišką žaisti. Viską neiks ir tylėsi. Budintis, Safarovą išveskit. Mentai, tavo mašinos nesusekė? Manau, kad ne. Iš klubo su Izmailo transportu išvažiavom. Gerai, būk pasilianą, aš tau ir tai pasiūsiu. Davai. Arba Vilkas. Ačiū. Davai, atkyk. Visiškas šūdas. Izmailas suėmė. Aš jam krovinį užsakiau, babkių paimti nespėjau. Bet ir tas Virbickas Bakso draugelis. Čia ir labai blogai, kad Virbicko nesugebėjo Varnas prakalbinti. Jis daug uostų reikalų žino. Tai va. Jeigu jis pradės mentam čiulbėt. Man babkių reikia už krovinį sumokėti. Be problemų. Gedas man šiandien kaip tik turi paduoti. Gerai, aš užsiimsiu naujo pirkėjo paiešką. Turi kažką numatęs? Na, pilieti Virbickai,
Tai ir suprantat, kodėl jis suėmė. Nieko aš nesuprantu. O mums Izmailas Safarovas daug, kaip jūs papasako, labai daug. Ir toliau sėdėsit ir viską neiksit. Kodėl Varnas ir Izmailą jūs pagrobė, ko jie norėjo? Pilietė Virbickai, jeigu jūs bendradarbiausit su teisėsauga, į tai bus atsižvelgta, kai bus skiriama jums bausmė. Kokia bausmė? Už ką? Sėsi, Virbickai, ir tu ilgam sėsi kartu su Baksu. Nu, aš žinau, truputį, bet labai nedaug. Tas ir visai nedaug irgi gali tau padėti, supranti? Klok, Virbickai. Pasgeda. O, Žila. O kodėl nepaskambinai? Važiavau pro šalį ir galvojau apie mūsų pastovius finansinius reikalus. Galvoju, aplankysiu tave. Tau hujobai po vakar? Ne tai žodis. Jo, psichma, taip vakar viską primaišiau, kad tiesiog mirštu. Kam nebūna? Babkės yra? Dar ne, bet vakarė viską padarysiu, pats atvešiu. Tau viskas gerai? Jo, viskas. Aš apie reikalus klausiu. Klausyk, atleisk, kad aš pamiršau apie tave. Nu, Bakso, tas klubo, ta šventė. Aš viską vakarė, viską padarysiu, viską sutvarkysiu. Nevėluok, Geda. O jeigu turi kažkokių problemų, čia sakyk. Dėl Bakso, dėl bet ko. Gerai, jokių problemų. Išskyrus skaudančią galvą. Tai taisyk galvą, ble. Ir rink babkės. Dabar supranti, kodėl aš taip stipriai spaudžiu Virbicką? Nu jo, nesitikėjau, kad tas Virbickas tiek visko pasakys. Tiesą sakant, aš irgi nesitikėjau, kad gausim tiek informacijos. Dabar mes žinom, kad Varnas ir toliau suka reikalus. Ir kad susijęs su Italų Poška ir Vilku. Ir kad Baksas nukniso Hašo partiją. Bet reikia tą Virbicką dar patikrinti. Ką tu žinai, gal jis meluoja? Man labai svarbu, kad gavom patvirtinimą dėl Bakso veiklos uoste. Po Širvinsko suėmimo jisai kelia galvą ir bando išimti šitą Vilką. Tai kokie bus mūsų veiksmai? Nu, Hašas keliauja į vakarus, bet atsidūrė pas Baksą. Jeigu Baksas neturi gero pirkėjo užsienyje, jis viską bandys realizuoti čia. Aš pasidomėsiu, ar nėra padidėjusi vietinių kvaišalų prekyba ir tai viską aptarsim. Mums reikia skubiai susitikti. Kurva, blet, Virbickas kaip į vandenį dingo. Nahui. Beri, tavaras superinis, hebra įvertino. Tikrai imsim daugiau. Gerai, vakare bus daugiau. Pasikelsim, Beri, pamatysi. A girdi, pasikelsit. Tu tik nenuskristant per daug pasikelęs. Viską atsargiai darom, mažais kiekiais stumdant, supratai? Ne, Beri, mes nedurneliai, suprantam viską. Taigi visi mentai lochai yra. A girdi, ramiai. Bet kam nestumdot, supratai? Mažais kiekiais. Aišku? Supratom. Aš nežinau, jisai kažkur dabar čia. Va. Pats klubo savininkas. Žurnalistė Jūratė, jinai nori paimti interviu apie klubą. Jūratė Viršaitė iš savaitraščio Pajūrio pramogos. Tomas Bakauskas, malonu. Labai malonu. Tai kokių čia klausimų pas mane?
Oi, ponia Tomai, žinokit, man turbūt kaip ir visiems mūsų skaitytojams įdomiausia yra jūsų sėkmės paslaptis. Nėra čia jokios paslapties, čia sunkus darbas ir užsispyrimas viskas yra. Rūta, kavos organizuok ir kažką prie kavos, gerai? Rūtelė. Subaigiau. Nu tai va, čia matot, pirmoji salė yra. Čia aš dažniausiai susitinku su klientais, pasikalbė, dar yra didžiulė šokių salė ten, apačioj patalpėlės. O, kokios patalpėlės dar? Tai galima apeiti, apžiūrėti. Labai norėčiau. Skrenda pripūtus varną. Tai yra karočią. Tu turbūt nevalgiai visą dieną. Pavalgyk. Neturiu apetito. Andriu, ašgi matau, kad tu turi bėdų. Ritalas su vilku. Labai kažkokie susirūpinę buvo. Elena, viskas bus gerai ir mes išvažiuosim. Kur? Į Vokietiją. O po to, kur norėsim, ten važiuosim. Ta tardytoja vakarė irgi manęs nesikviečia kažkodėl. Man neramu truputį. Tau gal arbatos padaryt? Gal kavos? Tai va ir gyvenam. Užteks informacijos apie klubą. Tai žinoma. Ir jūsų klubui bus nebloga reklama, ką? Žinot, aš jau bėgsiu. Malonu, bet jūs kada užsukit ir nedarbo klausimais? Bus matyt. Man jau metas. Jūs mano numerį turite, jeigu ką skambinkit ir visada kviečiu užsukti klubą. Žinoma. Akių neišsinarinkti. Kas jį? Žurnalistė, kurią greičiausiai reiks padaryt, beliat! Peršikai, ne? Galvoju, duoda viskas. Bet maža tokia dabytė, nesakia mažutė, bet gerai tolė. Žilvinai, aš prašiau tavęs nelysti jokius reikalus. Ką aš? O tai ką tu veikiai tam uoste su varnu? Verslo reikalai, mažytė. Ko tu pyksti, aš nesuprantu. Nes myliu tave, burnelį tu. Ir aš tave myliu. O tai dabar tave pasodins. Už ką? Tave pasodins. Už ką? Nepasodint. Klausau. Labas. Jo, namie būsiu. Iki. Klausau. Jo, toj būsiu. Nu, tai kas skambino? Varnas ar vilkas? Mama, valandėlį nori atvežti. Kažkodėl netikiu. Tai palauk, pamatysi. Negaliu, mane į darbą kviečia. Ką, vėl tavo praporas kažką tik nyso? Žinai, ne tavo reikalas, valgyk tu tos savo balandėlius, aš bandysiu tave gelbėti. Ko tu manęs
savęs nepasitinki. Gaudai mane ir niekaip nepagauni. Aš sakiau, duok man laiko ir aš išvažiuosiu. Tai kodėl nusprendėjai bendradarbiauti, Bernardai? Aš nebegaliu. Nuleisk ginklą. Elena. Elena. Pavėlavom, Viktorai. Nei Varno, nei Elenos nėra čia. Kas, blėt, yra? Aš nevykusi melodija, tu groji ją.